Sveiki, šiame bloge norėčiau duoti keletą patarimų vykstantiems į Erasmusą. Kaip iš tikrųjų tapti tikru Erasmusu ir keletas galbūt bus akcentuoti Ispanijai, vykstantiems į Ispaniją, tačiau manau visi jie bus jums naudingi. Žiūrim. Pirmas dalykas atvykus nukeliauti į International Office. Ten gausite keletą dokumentų, kuriuos turėsite užpildyti. Visų pirma, tai Learning Agreement, taip pat lapas, kuriame turėsite surašyti savo pasirinktus dalykus su jų kodais ir kreditais. Tai bus reikalinga miesto universitetui. Taip pat savo koordinatoriaus kontaktus ir galbūt kažką dar papildomo. Šiuo atveju aš gavau Tourist Map of Saragossa. Nesvarbu, kokios šalies ISN tai būtų, kiekvienas ESN pradžioje scenos organizuoja Orientation Week. Tai savaitė, kurios metu supažindinama su visa ESN veikla, su Erasmus gyvenimu, su kelionėmis, su visais renginiais, kurie bus ateinantį semestrą. Būtinai pasistengkite, jeigu įmanoma, atvykti prieš orientacinę savaitę, nes tikrai sužinosite daug naudingos informacijos, pamatysite, kad gerą didžiąją dalį miesto ir susipažinsite su visų Erasmus gyvenimu. Jeigu atvykai į Ispaniją, niekada nesistenkis niekur būti laiku, nes ispanai visuomet vėluoja ir jeigu, pavyzdžiui, ESN kelionė prasideda 4 val. Ryto, kaip buvo su Valencija, tai žinok, kad išvyksime anksčiausiai 4:30. Pietuose žmonės vadovaus rytą. Jeigu prieš atvykdamas čia neradai, kur gyventi, nieko tokio, tai ne problema. Turbūt ko gero 50%, gal šiek tiek mažiau studentų prieš atvykdami nebūna susiradę kambario ar būtų. Labai normalu. Aš asmeniškai gyvenau beveik savaitę viešbutyje ir tik vėliau susiradau kambarį. Turite progą sužvalgyti ir taip pat gyvai pamatyti daugiau butų, kelis butus, nes iš nuotraukų spręsti gana sudėtinga. Taip pat užtenka nueiti į kelis ESN renginius, susipažinti su daugiau Erasmusų ir pamatysite, kad esate ne vienas, kuris neturite kambario, rasite draugų, kurie yra tokioje situacijoje kaip jūs ir galėsite gyventi kartu arba ieškoti būto kartu. Kiekvienas Erasmus studentas turi teisę turėti mentorių. Žmogų, kuris gali tau padėti viskuo, ko tik įmanoma, ypač pradžioje, kai sunku, kai nieko nežinai. Tad tikrai nepraleiskite progos, paprašykite ESN, kad jums skirtų mentorių ir jis jums padės bet kuriuo paros metu, bet kurioje miesto vietoje, nesvarbu. Gero vienas svarbiausių dalykų, kurių jums dar nepaminėjau, tai yra, kad mano studijos vyksta ispanų kalba. O mano žinios prieš atvykstant į Ispaniją, ispanų kalbos žinios buvo tolygios nuliui. Mokėjau pasisveikinti, pasakyti savo vardą ir iš kur esu. Tačiau praėjo 1 mėnuo ir galiu pasakyti, kad pajėgiu suprasti beveik viską, ką šneka mano draugai ir pats sugebu pasakyti daugmaž viską, ką noriu. Tiesiog galbūt ne visuomet taisyklingai, bet tikrai patobulėjau ir žinokit, kad jeigu nemokate kalbos, tai nėra problema. Aišku, su studijomis kiek sudėtingiau, teorijos paskaitos ypač sudėtingos, nes dėstytojai kalba labai greitai. Tačiau visi studentai labai draugiški ir
nuolat siūlo pagalbą, visuomet klausia, ar viskas gerai, ar galiu padaryti tam tikrą užduotį, ar negaliu jos padaryti. Žodžiu, visi nuolat išties to pagalbos ranką ir tikrai nėra ko pergyventi, jeigu yra sunkumų dėl kalbos. Where do you feel the bridging apart? Do you